Picą myli kiekvienas. Šįkart sveikuoliška pica baklažanų patiks ir mažiems, ir dideliems. Išbandyk. Tau reikės 2 baklažanų, juos perpjauni pusiau, išraižai, skersai ir išilgai su peiliu, apšlakstai ypač tyru alyvuogių aliejumi, truputį druskytės, apverti ir kepi ant kepimo popierių 180 laipsnių temperatūroje apie 20 minučių, kol baklažanas suminkštės. Baklažano turiniui suminkštėjus išimti juos iš orkaitės ir apšlakstyti trupučiu pomidorų tyrės bei ant viršaus uždėti sūrio, taip pat vyšninių pomidorų perpjautų pusiau ir į duobelę įmušti kiaušinį. Šis patiekalas be galo skanus. Prieš įdedant pakartotinai į orkaitę 10 minučių dar apibarstyti pipiriukais, druskytę bei uždėti raudonėlio prieskonių ir šauti į orkaitę. Iškepus kiaušinių, įsilydžius sūriui, degustuoti. Jei patiko šis receptas, spausk like, negailėk, dalinkis su draugais, parašyk komentaruose gaminsiu ir daugiau mano receptų rasi Sveikatai palankus LT svetainėje. Nu, Barbarytė, kaip skonis? Joks, labai skanus, kaip pica.